Na ką, vėl stovim traukinių stoty. Ruošiamės važiuoti į Bukharą. Esam Kyjivos traukinių stoty, tai pirmas stotelė bus Urgenč, paskui dar toks vienas miestelis ir Bukhara. 6 valandos kelionė iš viso. Stotis maždaug tokia. Na, o jau viskas gražu. Uzbekiškam stiliui. Ir einam link traukinio žiūrėti. Turistų pilnas traukinys. Pasitikrint, koks bilietas. Imba išpanešk, gali mane pafamuoti. Panikas mūsų yra traukinys. O turi įsiaiškinti, ar šitą? Va, yra tas... Einam ten. Tas. Paklaustų šitą. Nu, tai mūsų 5 yra ir paklausim. Nu. Никто не будет Čia nežinau. Никто не будет, Kažkas pasiūlė liuksą. Да, хорошо. А здесь кондиционер есть? Кондиционер будет? Rodo, kad nėra kondicionieriaus. Состав кондиционера нет. У нас Там 4 человека через чужака будет. Здесь окно. Что-то открыли, вот видите? Здесь будет. потому что у меня еще один билет есть. Другой, потому что это только на Ургенч, да? А у меня другой есть Самокат, что ли? Ургенч Бухара, да? Вот, все. Но Какой вагон? он другой вагон будет. Здесь какой Нам 5-й? нужно пересаживаться. Там 6-й, наверное, есть. За Ургенче взяли, что ли, здесь? Да, здесь. У меня есть как бы 2 билета, но знаете, но тот же самый поезд. Tik lipam į traukinį, iš karto Nespėjome lipti. nespėjome lipti, prasistatė kolega. Kažkoks, sako, norit liuksinį vagoną. Sako, norim, eik tu savo. Nu, esmė ir tokia, kad vieni patys važiuosim tik tai. 2 vietis vagoniukas, bet nėra kondicionieriaus, bet būsim vieni. O tam kitam yra tik tais... O tam kitam yra kondicionierius, bet būsim 4. Nu, žodžiu, dilema tai konkreti. Ir aišku, gali pasiūlyti dar tada mokėti biškį. Na, kas ten? Na. Bet reikėjo paklausti. Tai dabar Kiek sakėm, nori. duok pabandyti pusvalandos pavažiuoti be kondicionieriaus ir žiūrėsim. Ar jums jau ne, nes ant kiek bus karšta. Nes šį 40 dienų. O 6 valandas reiks važiuoti. Na, Tai jau reikia- dabar prakais pradėjo mušti. Gerai, žiūrėsim. Bus matyti. Na va. Prasideda kelionė. Visą dieną. Traukinukų visą dieną. Įsitaisę esame abudu. 5 valandą turėtumėm pasiekti. Dabar 9 ryto. Pajudėjom. Esam su 2 mergaitėm. Iškylančių saulės šalies. Ai, taip ir važiuosim dabar visą dieną. Naujienų, ko gero, jokių nebus čia. Dykumas ir stepės. Gausim išlipti vieną stotelį. Vienoj stotelį gal išlipsim, pažiūrėsim, Eisim atsigert, nusipirkti. atsigerti ar ką nors pasiimti, užkasti. Nors turim biškį. Tai pirmą stotelę atvažiavom į Urgenč. Vakar čia atskridom į tą miestą. Dabar atvažiavom su traukiniu. Ir einam nusipirkti vandens, atsigerti ir dar ką nors užkasti, žiūrėsim. Lemą palikom akinis nuo saulės, tai įmanoma žiūrėti ir karšta jau yra 9 valandą ryto.
Pusvalandos traukinys stovės, tai turim laiką biškį pasišopinti. Su Japonėm sėdim. Keri visą kelią. Paukščių kalbų šneka. Gerai, mes nesuprantam jų, jos nesuprantam mūsų. Dar geriau. Čia šis mūsų traukinukas. Ganėtinai daug vagonų. 3, 4, 5. Visą krūvą. Gerai, einam įstoti. Supirkam valgyti ir varom. Nes, kaip žinot, gerai patarlė, traukinys šikančių nelaukia. Furgančiai, o ne vagiančiai. Vidurinioku. Kažkoks namas stovi. Stotelė lygus. Toks dalyks. Kažkoks pasikeitimo punktas ar kažkai. Nežinau. Karšto vandens iš tokio aparato gali būti. Žodžiu, taip, įdomiai. O, paidėjom jau. Biškai pažiūrėsiu, kas čia yra. Esam dykumoje visiškai. Įdomiausia yra, kad telefonas neveikia. Absoliučiai. Net nėra GPS signalų. Yra čia kažkokia mašina šitais. Nelabai supranta, kas čia per punktas. Iš kur tai žmonės čia visi. Dar liko važiuoti 4,5 valandos. Ir štai jis išganimas visų. O, tualetas. Nerūdyjančio metalo. Na, per langą nieko nesimato. O, galima atsidaryti. Tokios dykumas. O karšta. Karštis eina kiaurai. Ranukas nusipraust. Užsirakinau dabar tik. Įsivėlęs, antram aukštą guliu. Visai gerai. Geriau negu su lėktuvu skristi. Atsigulęs guli, savo kinus gali žiūrėti, televizorių žiūrėti, ką nori. Televizorius nėra, aišku, televizorius stoja telefonas. Visai normaliai, tik labai lėtai važiuoja, ką aš žinau. Bet nepavargsti. Varysim viešbutį, atsiprausim ir visai normaliai bus. Pasiilsėsim važiuodami. Gerai, kadangi atėjau į tualetą, tai tualetą reikalai laukia. Ir štai pagaliau pasiekėme Bucharo. Traukinys važiuoja Andijon-Hiva. Čia yra traukinių stotis Bucharo. 7 valandas užtrukom lygiai važiuoti. Normaliai, neprailgo. Esam pasiilsėję, pilni jėgų. Ritinam į miestą. Ir bandysim žiūrėti, kas čia vyksta toliau. Karštas žiauriai. Davai, te. Lendam į stotį. Pažiūrėsim, kaip stotis atrodo.
Tokia stotis. Tipinė. Opa, štai ir mes vėl čia. Atvažiavom į Bukharą. Istorinis miestas eilinis Uzbekistane. La. Ten už mūsų nugaros stovi kažkokie ekspeditoriai. Važiuoja su Land Cruiseriais. Va. Čia yra iš Kinijos. Iš Kinijos arba iš, nežinau, pagal numerius net pažįstu. Gal ir ne kinietiški hieroglifikai čia yra. Central Asia countries, короче, vizitina. O gal ir kiniečiai. Čia va tai. Dar vienas dalykas yra, šį vakarą čia vyks, jeigu matote ant priekį, jau yra pastatytas, kaip tas vadinasi, keidžas. Jau yra pastatytas keidžas ir vyks vietinės reikšmės UFC kova, kuris transliuos per televizorių, čia visą kitą. Jau čia šiandien chebrytė ruošiasi, visus dalykus darosi. Einam, biškį arčiau pažiūrėsim. Čia matot teleradijo kompaniją Uzbekistan TVR. Ir čia yra visas jau stage'as pastatytas. Ir vyks pagrindinės kovos. Čia daug kovotojų, kad bus kovos. Man atrodo, čia vadinasi tas ATF Championshipas kažkoks. Ir jie čia mušis tame ringe. Narve, kaip jis čia vadinas lietuviškai, narvas. Čia paprastus kėdės žmonėms. Ten priekyje jau yra tiems išrinktiesiems pasėdėti. Ir 8 valandą šiandien prasideda. Viskas suruošta, oras ir geras, čia nieks nesikeičia, saulė šviečia kiekvieną dieną, nes diena negali prasidėti, nes yra 38 laipsniai dabar karščio. Tokioje vat vietoje vyksta, istoriniai aikštė, labai gražiai. Ir chebrytė eis kapotis. O mes einam degintis, apžiūrinėti Bukharo miestą. Tai bandysim nesudegti ir eisim biškį apsivaikščioti, pasigrožėti miestu. Nes žmonių čia dabar mieste nėra, net o pagrindinė priežastis – saulė. Ane? Visi išlenda vakarė. Visi tik išlenda vakarė. 7-8 valandą prasideda gyvenimas tada jau. Kai pradeda leisti saulę, visi žmonės lenda lauk. Barai pilni, miestas pilnas, prekyba vyksta iki vidurnakčio. Va taip čia yra. Šokiai, dainos, kas tik nori. Šitas iš tos pusės. Daleis man iš tos pusės. Kas čia yra? Man čia visą laik su ją ginčytis. Tai aš nenoriu į tą dragatas. Vietiniai rastamanai. Čia vietiniai tie. Čia viską gali apeiti per 10 minučių senamiestį, tai jos siūlo vežinėti. Jie turi prisipirkti tų kinietiškų elektromobilių. Uždarbiauja. Čia yra visas senamiestis, senoji Bukharos dalis. Maždaug viskas taip atrodo. Šiaip atrodo, kad čia yra labiausiai išvystytas turizmas tam mieste. Netgi su Samarkandu palyginus. Daugiausiai visokių prekiautojų, visko. Ir turistų daugiausiai. Ir turistų daugiausiai. Ir didžiausias jau čia ir senamiestis čia. Nes kaip Samarkande, tik tais yra tas pagrindinis jo Redžistanas. Ir viskas. Va, atėjom į minaretą Kalon minaretas čia vadinasi. Už nugaros mano yra pagrindinis šitos aikštės minareto.
čia vadinasi taip minaretai, bokštas, pastatytas 1100 metais, žiauriai seniai, buvo naudojamas žiūrėti priešus kaip apžvalgos bokštas, o paskui iki pat 20 amžiaus čia būdavo vykdomas mirties bausmis, tai jo antras pavadinimas yra mirties bokštas. Čia visus prasižengusius žmonės užkeldavo į viršų ir numesdavo ant žemės. 46 metrų aukštis čia yra. Ir bumpt, ir viskas. Ir esi lipioška. Štai vis palieka. Daugiau nieko. Tai va taip. Čia iki 20 metų. Tai vienu žodžiu žiauriai. Žiauriai neseniai. Čia dar viskas vyko, tokie baisus dalykai. Gal stabdydavau kriminalinius nusikaltėlius, nežinosi. Nes, bet kad čia tave nuo to bokšto numestų, nežinau. Kažkaip turėtų stabdyti biškį. Norėjimą. Nušokti. Ta prasme, daryti nusikaltimus. Turistų policija. Daug čia yra pristatyta. Saugo turistus. Nežinau, nėra čia ko saugoti. Labai saugu viskas yra. O gal vien dėl to, kad policija ir nežinosi, jeigu nebūtų, gal ir būtų kitaip. Bet šiaip, tai čia saugumo atžvilgiu, tai čia vien saugiausių vietų aplamai, kur gali vaikščioti. Mes visur naktį ir visur visokius tamsius skersgatvius vaikščiojom, nieko, absoliučiai. Niekas nesikabinėja, niekas nekreipia dėmesio. Gal dėl to, kad žmonės nevartoja alkoholį, nepajuokauja, jaučiu duoda daug tos saugumo, nes visi yra adekvatus. Šiaip alkoholio kainos buvome įėję į tą alkoholio parduotuvę. Buvau šokę nuo kainų alkoholio. Pusę litros degtinės butelis kainuoja 1,5 euro. Kitoje vietoje yra kavos puodelis, ekspreso kavos puodelis yra brangesnis negu pusę litro šnapšės nusipirkti. Ir svarbiausia, nieks negeria. Nematėm per visą savaitę dar ne vieną girtą. Gal dar pamatysim šiandien ar rytoj, bet taip. Visiškai nėra girtų žmonių su tokiom alkoholio kainom. Netgi tų teroristinės valstybės atstovų nėra. Girtų čia nesimato, kur labai daug iš tikrųjų čia privažiuoja. Šiaip įdomu, jo. Čia eilinis turgelis. Tokios, kai įeina, tokios vietas. Iškart skiriasi temperatūra. Šachmatų. Iškart skiriasi temperatūra, nes sukuria tokį pavėsį. Kondicionieriaus efektas gaunas. Gali biškai atsigauti nuo to karščio. Nu va, ir baigiam viską pereiti. Būsim apie visą senamiestį. Čia toks tas senamiestis ir yra tokį didumą. Ir čia yra vienas didesnių iš tikrųjų jų tas senamiestis. Iš tikrųjų pats didžiausias, jeigu neskaičiuojant Chyvos. Chyvos yra gal didesnis iš tikrųjų, nes yra visas tenai miestas tvirtovės, bet senamiesčio dalis yra didesnis, jaučiu Chyvai yra. Jo, biš daugiau yra. Bet ten mažiau kažkaip žiūrėti ir čia yra gal mažesnis čiučiut, antras pagal dydį, sakykime. Bet gal čia gražesnis. Taškente iš vis nieko nėra, nes buvo tas, kaip tas vadinas. Taškente, jo. Žemės drebėjimas 60 metais, viskas susigrovė. Nieko nebėra likę. Visi naujoviški pastatai. Viskas yra atstatyta, ten Rusija ir atstatė jiems viską. Tai Taškentą, jeigu nori važiuoti pažiūrėti, tai vien dėl taip didmiesčio. Nes didelis miestas, labai yra busy, žiauriai daug žmonių, daug transporto ir pavargsti tenai būdamas. Kaip jie baisiai čia vairuoja, jeigu tu savo nesilaikė taisyklių, kaip nori, tu važiuoji, svarbu papipinai. O jeigu jau ten žiauriai darai kokią nesąmonę, tai jungi signalą ištisinį ir varo kiaurai, kaip nori. Žodžiu. Bet čia nieko nuostabaus, čia yra tipinė Azijos šalis. Jie visur taip vairuoja, kur be nuvažiuosi.
Žiguliukas štai koks. Žiguliukas šitai, ta technika dar yra. Daug čia iš tikrųjų tokių žigulių. Vieną mačiau Volgą seną pikapą, bet nespėjau nufotkinti. Ir Chevroletai, nes turi fabriką. Chevroletų, tai čia visi. Kas antras važinėja su Chevroletu. Nes yra gamyklėlė ir perka vietinį produkciją. Kas jiems tuktukai. Bet čia elektriniai visi tuktukai. Visur kitur, kurias matęs tuktukus, tai yra plerpalynės. Žiauriai triukšmą kelia ir smirda. O čia tokia visai faini. Begarsiai. Tai va tiek žinių. O taip čia atrodo žmonės, kur gyvena. Nėra čia jokių. Yra gal vieni kitą, ne, daugiabučių. Yra tų daugiabučių, ypač Taškente yra. Taškente, jo, Taškentas labai daug status. Bet čia yra irgi naujų status. Yra nauji rajonai labai gražus. Plečias. Nauji rajonai labai gražus. Viskas ir fainiai. Gyvenkai nori, pirk 50 000, 60 000 iki 100 000 eurų. Ir tavo. Paveiksi, ne, o čia tavo problema, čia nusipirkis. Atnešė užkąsti biškį mums uzbekastanietiškų šaltibarščių, baltos mekšrainės ir vaisių krūvų. Nežinau, kaip reiks suėsti, pasistengsiu. Su tuščia. Laukiam atsigerk, ko labiausiai norėjom. Vėliausiai atneš. Laukiam mojito. Bet ne alkoholinį. Parneša mums mojito atsigerti ir pradėsim išėti. Va, tokį. Labai populiarus. Mėtos, citrinos, labai skanu. Naminis toks limonadas, sakyčiau. Labai populiarus gėrimas čia. Imkim. Šitas kaip su spraitu gaminamas, aš kiek suprantu. Baiseliausias skanus. Jis sakė, ar dūšis, ar... Vieną dūšis, tai prisimenu. Dūšis limonadas, dar kažkoks limonadas, dar kažkoks limonadas ir dar kažkoks limonadas. Ir padaro mojito. Prideda daug vaisių. Na, ir viskas. Mėtų. Ir dar susakėm tų koldūnų vietinių. Neprisimenu, kaip vadinasi. Jeigu betilps. Jei betilps. Gerai einam valgyti šaltibarščius, nes paskui atšals. Na, va, gavom paskutinį patiekalą. Čia yra uzbekiški koldūnai. Bet jie nėra koldūnai, jie nėra kimchaliai. Jie yra jų gamybos. Kažkaip kitaip vadinasi. Na, kažkaip taip vadinasi, nebeprisimenu. Paskui parašysiu. Labai skanus. Man skanus, normaliai su mesikė. Aš vieną pavalgysiu. No, jum vieną, po du pasiėmam. Vieną. Gerai, einam valgyti.
Va, atvykome į traukinių stotį. Važiuojame į Samarkandą atgal. Čia yra greitasis traukinys. Per 1,5 valandos atveš mumis į Samarkandą. Užtrukom 5 valandas. Ne, 7 važiavom valandą su pirmu traukiniu, bet ten buvo didesnis atstumas, čia ir mažesnis atstumas važiuoti. Apie 300 km kažkur. Tai jisai greitai mums čia nuskraidins. Ispaniškas traukinys, jis gali labai greit važiuoti iki 300 km per valandą greičių, bet nėra jo geležinkelio linija pritaikyta tokiam greičiui, tai jisai biškį lėčiau važiuoja, bet jo galimybės ir didelis. Pati traukinio stotis tokia. Ir eisim tikriausiai sėstis, jeigu leidžia vidų. Ištaisysim į savo taburetės. Ne, dar nieks neįleidžia, aš kaip matau. Ir judėsim greit atgal į Samarkandą. Vieną naktį dar liko išmiegoti ir Dubajus. Emiratai 3 dienykis laukia. Biškį užsipirkę. Baigsis pigus maistas. Pigus taksi. Šaltas oras. Dabar varysim į rimtą karštį. Nors čia yra apie 40, bet ten yra biškį rimčiau. Drėgmės belenkiek daug, čia nėra drėgmės sausa. Taip labai stipriai nesijaučiu, bet irgi negerumai yra. Ten nežinau, kaip ištversim, kaip nors. Tiek ištversim ir dar 3 dienas. Matai. Tokie dalykai. Lietuviams yra dar kur tobulėti. Traukinukai tokie čia laksto. Uzbekai mums yra daug sričių nuslošti nosis. Patikėkit. Taip, atvažiavom į viešbutuką. Čia yra aukščiausios klasės viešbutukas. Vienas geresnių Uzbekistane iš vis čia. Einam į savo kambariuką. Žiūrėsim, ką mums čia davė. Net nerašo. Nėra užrašyta. Kitų nepadarysiu daug. Tikriausiai, kad ne. Nu, atėjom į savo viešbutiukę. Įsitingas. Blevizorius. Balkonas. Einam balkoną. Eik, tu vaikeli. Einam. O. Vaizdas pro langelį. Toksai. Va toks ir mūsų butukas. Eik tu savo, koks balkonas. Čia gali gyventi tam balkonui. Ne juokais. Nejuokingai didelis. Net neturiu žodžių. Gal kokio dydžio. Aplinkui galiu vaikščioti. Turim vėliavas kiniečių ir uzbekų. Ai, čia šiaip visas tas kompleksas, aš dabar šiandien skaičiau, yra orientuotas į kiniečių turistus. Tai jie čia yra pagrindiniai klientai laukiami. Žiauriai daug pinigų kainavo tas visas kompleksas. Mes čia antrą kartą jau esam. Pirmą kartą gyvenom va čia šitame viešbuty. Wellness Park Hotel. Tas, kur yra pirmas per vidurį. Čia skaitis, kaip čia matas per tą kamerą.
Jo. Vaizda į kalnus yra žiauriai dulkės sukilusios. Labai sausas oras čia siaubakas. Jeigu duotų biškį lietaus, būtų matomumas geresnis aplinkui. Tai va tokie reikalai. Balkoniuko dydis kosmosinis. Gerai, einam džiaugti savo viešbučiu. Madame jau viskas apakusi. Viską apžiūrėjau. Einam, pažiūrėsime dušą ir tualetą. Čia balkonas, tai pus kilometro ilgio. Dušas. Bliamba, kur čia įsijungia šviesa? Va, mygtukai tokie. Bam, bam, bam. Toksai dušiukas. Einam čia. Tualetas standartinis su visais navarotais, mygtučiukais ir kitais šveliukais. O kur avonė yra čia? Dušas. Tik tai dušas? Tikriausiai, žinau. Ne, o kas čia yra? Dar kažkas? Čia dar yra. 2 tualetai. Ir dar vienas yra. Čia tualetas tik tai. Mums tualetų tiek reikia. 2 tualetai. Kiekvienas savo tualetą. Kur tu eini mano tualetą? Na va taip. O čia dar vienas TV. Fantastika, aš niekur nebeisiu šito būtų čia. Būsiu kirtos. Čia antras televizorius pasirodo. Eik tu, na čiart. Va taip mes gyvenam Uzbekistane.